Bet taip, visų pirma, visada yra naudinga atpažinti bendrai tą būties stebuklą, kurį mes priimam kaip tokį savaime suprantamą ir praleidžiamą dalyką, kada per daug sureikšminam tam tikras idėjas, tam tikrus gal tikslus, tam tikras problemas. Va, ir tiesiog net pažįstame to stebuklo, kad mes tiesiog esame, kvepuojame, būname sąmoningi. Va, ir čia iš tikrųjų šitose paprasčiausiose dalykuose ir slypi daugiausiai laimės. Vėl visat yra gerai sugrįžti prie jų. Ir tada, nuo čia, žiūrėti toliau, kaip tas stebuklas, tas gyvenimo stebuklas mus įkvepia judėti toliau ir dalintis tuo stebuklu, dalintis tą laimę, siūsti savo laiminimus, kad ir kur pakreipiam dėmesį, kad ir kas užkabina mūsų dėmesį. Va, būti laimingam ir laiminti. Va toks yra natūralus gyvenimo ritmas. Tikrovė yra besąlyginė, neįvardinamai. Va, tai pirmiausia, turim atpažinti tai intuityviai. Va, šitie žodžiai va, tai ir veda į tą intuityvų atpažinimą, į tą intuityvų aha momentą, į tą sąmoningą nežinojimo, neapibrieštumo būseną, kurioje vat, paradoksaliai ir ateina tas aiškumas ir laimė. Va. Ir tada toje šviesoje galime matyti viską, kas pasireiškia, kaip va, tokias laikinas, ribotas, tos neribotos tikrovės išraiškas. Va. Ir tada palaikome šitą nuovoką. Ir tada galime jausti vėlgi, kaip tobulai tame balansuoti. Va ir vėlgi, ir tai, kada yra daug skirtingų tų fokuso taškų mūsų patyrime, tai galime matyti, kad jie irgi mums padeda iš esmės balansuoti, netapti šališkais, ne per daug kažko nesureikšminti, kas vėlgi yra sąlygota ir laikina. Tai va, vietoj to, kada mes pradame jau jausti įtampą ir kančią kažkokiame fokuso taške, tai yra labai naudinga save perfokusuoti ant kažko kito. Va. Dėl to yra naudinga turėti daug fokuso taškų, va, kur norėtume, kuo norėtume pasirūpinti savo gyvenime, va, ir išmokti taip laisvai juos keisti. Tai va, ir tada mes galime atrasti tą tokį sveiką balansą ir tą tokią tolygę palaimą. Va, ir ta pati palaima ir veda. Jeigu kažkur pradame vėl, kaip skaujausi, kančią, didėjančią kančią, tai tada yra naudinga kažkaip save perfokusuoti, kažkaip save subalansuoti, kad vėl įsileisti daugiau palaimos. Ir tada va taip po truputį, va taip lik mesgant nuo vieno fokuso taško į kitą, va taip mes ir judame tuo tolygiu palaimos keliu, kur vienas dalykas papildo kitą, vienas dalykas balansuoja kitą. Va, tai kas mes esame, nėra dalykas. Va, čia ir slypi ta laimė, ta laisvė, kada atpažįstame tą tikrai save, tarp visko, tarp tų visų formų. Iš tai. Ir ką, ir aš dar, Galiu vat, paklausti. jo, jo,
Mhm. E, o tai pavyzdžiui, nu gerai, kažkoks ten ar pyktis, ar liūdėsys, nu, žodžiu, ta vadinama neigiama nuotaika, emocija. Mhm. Ir jeigu aš stengiuosi nukreipti dėmesį į tą palaimą, Mhm. nu, tipo susistiguoti ne save, Mhm. ar nesiskaito, kad aš užgniaužiu, nu, nes yra, nu, lektorių, mokytojų sakančių, kad visus jausmus reikia priimti, jausti ir taip toliau, išjausti ir nes jeigu, nu, tipo nekreipi dėmesio, ne, ir nu, prisikvieti, sakykime, tą Mhm. gerąjį tipo, tą jausmą, tai Mhm. skaitosi tą užgniauži kūne ir jisai lieka kūne ir paskui kelia ligas. Nu, jeigu taip, tada taip. Jo, čia viskas priklauso vat, nuo daug labai tų faktorių, kaip mes vat irgi, kokiam mes santykiai esam su savim ir savo energija. Tai kartais, kartais yra naudinga ir taip, vat, trumpam atsiriboti, jeigu atsakau, jeigu mes, tarkim, jo, jeigu mes galime ramiai išjausti tas emocijas, tada taip, vat, jeigu mes galim su taika, su tokiu prieimimu jas išjausti, tada jo, tai vat, gali būti ta palaima kartu ir su liūdėsiu. Nes vat, vien tas prieimimas, nesipriešinimas jau įneša daugiau ramybės ir palaimos tame liūdesyje arba pyktyje. Va, ir tada mes taip jį transformuojame, integruojame. Va. O jeigu, tarkim, yra situacija, kur jaučiamės blogai, bet toliau kūrėme va, dar daugiau ant viršaus tos įtampos, va, tarkim, kažką dramatizuojame, kažką va, taip per jėgą forsuojame, bandome kažką sutaisyti, va, taip nenatūraliai, tada gaunasi, kad nu, mes nepriemam to liūdėsio, bet mes kūrėme, nu, arba pykčio, ar susierzinimo, bet mes dar daugiau to ant viršaus kūrėme. Tai va tokiu atveju tada yra naudinga atsitraukti. Va, padaryti pertrauką. Tai nereiškia užspausti, tiesiog galima padaryti pertrauką. Va, pabūti, pakvepuoti, užsimti kažkuo kitu, kas šiek tiek mūsų subalansuotų, sugražintų vėl į tą vidinę ramybę. Va, ir tada mes galime natūraliai vėl grįžti prie tų jausmų arba tų situacijų, va, ir tada jau su kitu požiūriu į jas eiti. Tai čia va toks kaip šokis gaunasi. Bet be abejo, Ačiū. mm, jo, be abejo, kaip ir sakau, besąlyginė meilė yra pagrindas. Visko priėmimas pirmiausia, taip kaip yra, ir tada jo, ir tada žiūrime, kaip galime su tuo pagerinti santyki. Va, ir kartais taip, kartais tas fokuso pakeitimas, va, kažkoks susistygavimas ir padeda, va, taip, subalansuoti tą jausmą, tai va, galima ir tada tą liūdėsi pasikviesti su savim, pasivaikščioti, ten, va, ar nueiti, ten paglostyti kokį gyvūną ir panašiai. Tai va, taip maždaug. Jo, ačiū už klausimą. Ir taip, integracija yra esmė, vat kartais jo yra tas toksai irgi nesubalansuotas požiūris, va tas, kad mes galime va taip tiesiog, kaip čia angliškai, pasišiftinti, sakoma, va taip pakeisti, va fokusą, pakeisti tikrovę, ne? Tai va mechaniškai iš dalies taip ir yra, bet vis tiek, jeigu mes pasąmoniai kažko nesuprantame ir toliau kūrėme tas kažkokias negatyves emocijas, tai dažniausiai ir nepavyksta kažkaip toli nuo jų pabėgti, jos vis tiek kažkur prigaunamos. Va, tai todėl jo, geriausias būdas va taip holistiškai pakeisti savo tikrovę, tai yra pirmiausia suvokti, kaip ir kodėl mes susikūrėme tokią tikrovę, kokiai randamės dabar. Tai ir kada mes atkasam, atrandam tas priežastis, tada mes savaime išsilaisvinam. Mes va taip lika tada jau atsirišam nuo tos istorijos, kada mes ją aiškiai suvokiam, jos pradžią, jos pabaigą ir viską per vidurį, va, kada įnešam čia iškumo, kodėl ir kaip mes tai susikūrėme, tada va, mes lik atitrunkame, mes jau atsirandame už to. Ir tada mes galime ant to pagrindo susikurti naują kaip ir naują kodėl. Va.
panaudoti visą tą informaciją kaip sėklą naujai kūrybai. Va. Ir iš to pajausti, kaip mus įkvepia toliau kurti. Va. Ir tada susikūrėme, kaip mes galime tai kurti ir kodėl mes norime tai kurti. Va. Ir kuo stipresnės, va, irgi tos priežastis, tai va, tuo lengviau irgi bus tada sėkmingai persikelti į tą naują kokybę. Tai va, kviečiu, va, taip irgi savo laiku patyrinėti šitą techniką, pažaisti su šitą techniką ir manau tikrai labai labai padės, o taip kaip sakau, holistiškai keisti savo gyvenimą ir evoliucionuoti. Bendrai jo, viskas kreipia į evoliuciją. Gyvenimas nėra va tokia tik tiesi linija, nors gali kai kurie ir patirti, kiti gali patirti va ir žemyn tokią besisukančią spiralę, bet natūraliai mes trokštame tą spiralę kilti viršų. Kiekvieną dieną vis kažką naujo išmokti ir vis kažkaip kažką pašlifuoti, patobulinti, įvaldyti vėlgi savo sąmonę, savo emocijas. Tai va, tą ir darom čia.